Labą dieną. 3+. Laipsnių tiek pat kiek praeitą kartą, bet vėjas dasidėjo porą 3-4 metrus per sekundę, tai šaltoka šiandieną. Bet nieko, užsimausim dar vieną striukę, bus šilta. Nu va, dabar jau šilčiau. Ir ką mes darysime pirmą dalyką šiandieną? Ogi patikrinsim sulą, kuri buvo palikta per naktį. Štai mes turime pliauzerį, kuriam yra apie 2 litrai. Ir aš matau, kad šičia, kai vėjas papučia, laša per šoną. Va, jie kiek mes prarasime tokiu būdu. Reikia kažką daryti. Turbūt reikės bambalį kilstelėti, kad vėjas nenupūstų lašo. O tenai, ką mes turime? Ten mes turime didelį pliauzerį, į kurį, nežinau, litras gal. Ir čia tikrai nelaša pro šalį. Viskas pataiko tiesiai. Bet nedaug. Aiškus, šalta yra, dėl to ir nedaug. Kur tie 5 laipsniai. Vėjukas biški, dadeda šalčio. Gerai. Tai šiandien dar diena palašės. Gal bus jau ir visi 5 bendroj sumoj. Vakar, kur litrą parsivežiau, tai buvo skanu visiems. Kažkas tai raukėsi, nes tėtis duoda, o jeigu tėtis duoda, reiškia bus sveika, bet nebūtinai skanu. Tai išankstinį nusistatymą žmonės turi. Jūs turit kartais išankstinį nusistatymą, O jeigu tas, tai ne. Jeigu iš kito rankų, tai kaip fainiai. Tai mano vaikai kartais taip galvoja, kad jeigu jie nori, reiškia skanu, o jeigu tėtis duos, tai nebūtinai skanu. Nes tėtis žiūri, kas sveika. Kitaip vaikam nebus nei inkstų, nei kepenų, nei dantų, nei energijos, nieko nebeliks, jeigu jie maitinsis taip, kaip jie nori, ar ne? Gerai, bet aš nekreipiu dėmesį jų nusistatymą, nes aš auklėjau vaikus, o ne vaikai auklėja save. Nes jeigu jie auklėtų save, numirtų turbūt neužaugę. Šiandieną vienas iš pagrindinių mano darbų yra, žiūrėkit kas. Matote? Čia yra mano autobusėlis, kuris neturi sėdynių. Kodėl? Nes dugnas buvo supuvęs visiškai ir jį dabar pakeitė tą dugną. Nerūdinčių plienų uždėjo, privirino. Netgi amortizatoriai buvo pradėję lipt laukan iš šitos vietos. Paskui čia buvo labai didelės skylės aplinkui, čia galėjai koją ant rato padėti. Čia irgi panašiai buvo. Žodžiu, viską apvirino, aptepė smala ir visa tai užtruko mėnesį laiko nepastovaus darbo. O mano darbas yra po tokio darbo, kurį jie atliko, yra šalutinis poveikis. Žinot koksai? Kaip jums atrodo? Va šitas šalutinis poveikis, ką? Ir taip yra visur, va. Ir taip yra visur. Žiauru. Ir visą tai reikia išvalyti. Sėdynės, va, purvinos. Čia aiškus, čia buvo kažkada šlapia, dėl to čia taip atrodo. Bet vis viena, visur apsinešė, visur purvina ir visur reikia valyti. Pasiėmiau šitą nesiurblį šį kartą, o kompresorių, tai prapūsiu. Visur yra purvina. Ar servizas, kuriame jūs remontuojate savo mašiną, ar turi tokį šaltinį poveikį? Aiškus, jeigu jums važiuoklį remontuoja, gal tenai tų dulkių nelabai. Bet jeigu virina, šlifuoja ir visą tai daro salone, tai turėtų būti toks šalutinis poveikis. Arba jie viską apsidengia ir labai jau dėl jūsų stengiasi, arba paskui išvalo, irgi dėl jūsų stengiasi. Dėl mane šį kartą nieks nesistengia, ten kur aš dariau. Nes aš dariau ne ten, kur daug tūkstančių reikia mokėti, o ten, kur garaže dėdukas darbuojasi. Taigi, kai man seksis valyti, toj sužinosit.
kaip dabar gražu jau? Gražu, švaru. Beveik į parduotuviai. Tik trūksta to parduotuvinio kvapo. Gražumėlis. Nu, realiai šiam video turbūt tiek ir te filmuoju, nes visą laiką užsiminėjau šitų durų spynos ardymu. Tai išsivaliau tam, kad jinai judėtų ir darinėtųsi gerai. Ir nefilmau viso to reikalo, nes šitoksai labai nubodus. Bet galima dar ant galo video ką padaryti. Sūlą patikrinti galima. Diena jau eina į pabaigą. Jau toj važiuosiu namo. Nu ir kiek mes turime sūlos. Šiandien šiaip tik buvo šalta. Varvėjo silpnai. Čia privarvėjo, nu, ką žinau, puslitris per dieną. Nes jau 2 litrai buvo. O va čia vat. Turbūt dar mažiau. Šaltai ir dėl to į nebarva. Nu nieko, išpilsiu, išvešiu visą tai, kas dabar yra ir paliksiu. Ir per ateinančią savaitę turėtų pribėgti daug. Jo, gerai, iki sekančių video. Ate.